Taigi šiandieną kokią temą užmetė tiesiog prisiminta istorija, kaip atėjo būtent į mano sesiją viena moteris. Ir aš noriu pasidalinti tą istoriją, kad jūs atsirinktumėt kiekvieną kartą, kas yra tikrai jūsų santykiuose ir ką jau aš tiesiog prisimatavau ar užklijavau etiketę savo santykiuose. Tai apie tai, kai moteris taip bijo santykių problemų, kad ieško sprendimo būdų bele kur. Ir tai dažniausiai būna tie forumai, į kuriuos mes papuolam. Daug istorijų, daug skausmo, daug nevilties, daug tiesiog gelbėjimosi klyksmo iš moterų. Ir kas tada vyksta būtent mūsų galvose, kada mes skaitom? Iš karto mes skaitom, užjaučiam, atjaučiam, išgyvenam kartu, atpažįstam, kur mes taip pat jautėmės ir nejučia mes savo santykiuose prilipdom tarsi etiketę. Ir tas pas mane yra, ir tas yra. Ir mes nenagrinėjam visumos, gylio, bet mes nagrinėjam tik tai, ką atpažinom. Tai aš kalbu apie tai, kai mes einam gatve, vyras kažkur nukreipia žvilgsnį, kažkur gražus fonas, graži mašina, praėjo graži moteris. Ir aš prisimenu forumuose, kad vyrai žiūri į moteris, jie ieško kitų moterų ir jie yra neištikimi. Ir čia tada įvyksta fejerverkas, nors galbūt vyras net nepastebėjo tos gražios merginos, kuri praėjo, nes jis tiesiog užsižiūrėjo kažkur į horizontą, kai tai dažnai būna ir mums. Kai sako, į ką tu taip žiūri? Blyn, aš kažkur buvau išplaukusi savo mintyse ir net neįsivaizduoju, ką aš mačiau, nes aš greičiausiai nieko nemačiau. Bet nepaisant to, jis gauna lietų ir jis nesupranta, iš kur tas lietus, kuris taip jį plikina. Arba kita tiesiog situacija, kada moteris sako, vyras manim nesidomi, manim nesirūpina, jam visiškai neįdomu, kas su manim vyksta, kas darosi, aš dėl to labai išgyvenu, pergyvenu. Ir atrodytų tikrai jinai turi daug problemų. Ir mes pradedam nagrinėti tiesiog faktus. Sakau, kada tu taip jautiesi? Nu va, vakare grįžo nei labas nieko, įkrito į lovą, net nesiprausė duše ir knarkia dabar. Nepaisant to, jisai turi 3 objektus. Kada? Jis numigo, eina pavalgyti, nusiprausti, prabėgom gal kažką sakė, kažką nedasakė, kažką pasidalino, kas šiandien buvo ir atrodytų viskas buvo tvarkoj, bet aš dar prieš šitus visus įvykius prisiminiau, kad jis man neskiria dėmesio, nes jis dabar pavargęs kaip šuva, nukrito tiesiog nesiprausęs pamiegoti ir aš iš viso šito išpūčiau tą burbulą, nes aš pasijutau blogai. Kodėl aš pasijutau blogai? Aš seniau net nereaguodavau į tai. Mano galvoj net nebuvo tai. Nes aš paskaičiavau, kad forumuose tai būna, kai vyras nesidomi moterim. Aš tiesiog iš situacijos iškandu kažkokią detalę, kuri man yra įdomi, kuri mane užkabino, užjudino ir aš tada ją priklijuoju kažkur. Taip pat yra ir su įvairiausiom kitokiom etiketėm, kada mes klijuojam etiketes. Kai aš įsivaizduoju, kad pavyzdžiui, narcizinė asmenybė yra tas pasipūtęs žmogus, kuris atstovi savo ribas, kuris galvoja apie save, gerbia save, kuris tiesiog rūpinasi savimi ir aš galvoju, kad tai jisai yra narcizinė asmenybė, nes aš ne psichologas. Aš nežinau, kas tas yra iš tikrųjų, bet man atrodo, kad narcizas tai yra būtent toksai. Ir kada aš pamatau žmogų pasitikinti savimi, dedantį ribas, sakantį, nelip man ant galvos, palauk, dabar ne metas galbūt, ar ne,
kur man duoda netgi faktais, kodėl dabar ne metas, kodėl ne dabar, bet aš iš karto prisimenu, pyzdėts koks narcizas, kaip jis taip gali sau leisti, aš atėjau, o jis mane pasiuntė. Ir nesvarbu, kad jis man skiria laiką, kada vėliau ateiti tuo pačiu adresu. Bet aš jau sakau, jis yra narcizas. Jis pasipūtęs, jis pasikėlęs. Arba kada vyras baisiai pavargęs, aš sakau jam ten tos raidės HPPPPPPR, kuris negali susikaupti, ar ne? Vėl užmečiau diagnozę, nes kažkur kažką skaičiau ir man kažkuri idėja priminė būtent mano vyrą. Jis neturi tos diagnozės, jis tiesiog pavargęs. Nes aria darbe. Negali susikaupti, nes gal darbe kažkoks objektas dega, gal kažkas tai su tiekėjais, gal dar kažkas vyksta, gal jis tiesiog yra grūšikas, kuriam pasakė, kad tavo darbo grafikas keisis ir jis dabar galvoja, kaip man susidėlioti. Bet mes iš to išpučiam burbulą. Nes užlipdėm etiketę ir taip išsprendėm problemą. Ir man tai juokinga ir kartu graudu, kai mes taip elgiamės, nes ir aš taip dariau. Mums kiekvienas žodis turi asociaciją. Kai mes sakom, va šiandien dirbau būtent su moterimis programoje ir mes ėjom tokią temą manipuliacijos. O dievai, ko aš sužinojau iš jų, ko aš dar nežinojau. Ką jom reiškia tas žodis. Ir koks yra nustebimas, kai jinai programos metu pamokos gale sako, tai pala. O tai mes nuolatos manipuliuojam, tik tais yra vienas manipuliacijos būdas, kada mes visi laimingi ir laimim, ir kitas manipuliacijos būdas, kai nėra laimėtojų. Ir visi įsiskaudinę. Na, sakau, galėjau aš ir tiek pasakyti. Tik tiek. Bet be pavyzdžių, be visos medžiagos, tu to būtum nesupratusi ir nedanešus savo. Būtum sakus, kad tu čia dabar makaronus kabini. Ir tai tik tais parodo, kaip mes mėgstam etiketes, įsitikinimus, paskui stereotipus, kaip mes visą tai dievinam. Ir kai mes tai dievinam, kiekvienas savo prisimatuojam. Ar man gražiai tinka? O kaip šitas man tinka? Vyras manipuliatorius, aš tai ne, aš šventa. Ne, blin, ir aš nešventa. Ir tai yra gyvenimo dalis. Bet kol mes nemokam tai pritaikyti, kad mes būtumėm visi šeimoje laimėtojai, kad pamatyti, ar yra problema, ar nėra problemos. Tol mes turim problemų, nes mes gyvenam kitų gyvenimus, kitų problemas, kitų situacijas, nes mes nuolatos matuojamės. Todėl ir sėdim kitų gyvenimuose. Kai sakom, apkalbėti yra negražu, fu, o pati nuvogusi iš forumo problemą, kiekvieną dieną ją matuojuosi ir ieškau, kaip ją priklijuoti prie savo santykių, nors aš galbūt net neturiu tos problemos. O ego karūna sako, neik pas specialistą į konsultaciją. Ir tai yra dar tokia viena dalis, kas vyksta su mumis. Apie ką aš? Ne apie tai, kad visos dabar bėkit ir rikiuokitės į sesiją. Ne, aš nenoriu šiandien nieko parduoti. Aš noriu jums parodyti, kaip yra svarbu atskirti, kur yra tik etiketė, o kur yra problema. Problema yra mano santykiuose ir aš turiu žinoti, kokia jinai. Ir tai nepriklauso nuo kažkieno kitų žmonių problemų, situacijų, istorijų. Aš galiu pagal tas situacijas ir istorijas pažiūrėti, kad kažkas panašaus. Bet visada aš turiu iš šalto proto analizuoti, ar tai tikrai yra. Ar tai sutirštinau spalvas, gal per jautriai kažką padariau.
kad nebūtų vėliau kaip vienoj klientės istorijoj, kur net ne klientės, galiu savo istoriją duoti. Kai aš sėdžiu forumuose, tokia visa vargšė, dar tada aš nežinojau, kas tai yra tokios programos, kaip aš, ką dabar vedu. Sėdžiu visa apsižliumbusi, nes mano vyras nusipirko kvepalų, pradėjo kvepintis, nusipirko dar kelnes, bliuskę ir aš tada žliumbiu, nes sakau, jis turi kitą. Aš bandau rasti įrodymus ir aš nerandu jų ir dar labiau žliumbiu, nes jisai gerai moka slėpti. Nes šitą variantą aš jau skaičiau 1000 kartų forumuose, kuriuose aš sėdėdavau. O jeigu aš būčiau atidžiau atėjus ir paklausius, brangusius, kaip čia dabar taip? Gyvenime kleckuotas vaikščiojai iš statybų aikštelės, o dabar kas čia įvyko? Kelnės visa kita. Ir žinot, ką jisai būtų atsakęs? Žinok, aš gavau pastabą. Kai aš gaudavau pastabas iš tavęs, aš nereaguodavau. Nes galvojau, kad tu knisi man protą, perdedi dar kažką, kad tau yra nepatogu su manim kleckuotu vaikščioti ir nepasikvėpinusiu. Bet kai aš pradėjau gauti pastabas iš pašalės, žinok, aš sugalvojau, kad man reikia kvėpintis, kad reikia naujų rūbų, gražių išeiginių rūbų, kad turi būti ir darbiniai, ir išeiginiai, kad tau būtų malonu su manim eiti gatvėje. Ir dažniausiai visas tas mūsų neaiškias situacijas galėtų išspręsti tiesiog taisyklingas komunikacijos būdas, sveikas bendravimo būdas, iš po kurio aš gaunu aiškumą, iš po kurio man yra lengviau. Bet aš taip bijau, kad mane įvels į kokį nors melą, manipulaciją, kad aš neleidžiu savo komunikuoti. Ir kada aš savo neleidžiu komunikuoti, aš padarau dar vieną klaidą. Va čia yra nejuokinga. Aš nueinu į forumus. Ir ten man tiek daug pataria, tiek daug raudonų vėliavų uždeda. Ir taip visi sako per savo filtrą, kad aš galiu taip susišikti savo gyvenimą. Kad tai yra žiauru. Vien dėl to, kad nueičiau ir paklausčiau. Bet gerai, aš galiu būti ta išdidi ir nepaklausti, kas vyksta mano santykiuose. Aš galiu užsirašyti visas santykių problemas, kurios vyksta. Ir tada galiu ateiti pas specialistą, kuris dirba su tom problemom. Ir joje paklausti, žiūrėk, aš turiu tokį sąrašėlį. Man dabar reikia įrodymų, kad tos problemos yra mano santykiuose. Ir būk maloni man įrodyk, kad jos yra, nes aš žinau, kad jos yra. Ir kada aš gaunu va tokią užklausą, aš ką darau? Aš einu ir gilinuosi į gilį. Aš užduodu klausimus, klausimus, kad įgauti situaciją ir kad galėčiau atsistoti ir nors sekundėj pakvėpuoti tarp jūsų su vyru. Kada aš matau patirtis, kvėpavimą, nuotaikas, visas kitas detalės, aš galiu pradėti įžvelgti faktus. Kada aš įžvelgiu faktus, aš sakau, žiūrėk. Soris, tu prašai, kad įrodyčiau, kad tu turi tų problemų. Soriukas, aš matau tą problemą, bet tos problemos tu neturi. Tu iš kažko jau ją pasiskolinai. Žiūrėk, kodėl? Nes yra faktas tas. Ir tai ne mano sukurta istorija. Visą tai pasakot jūs man pačios. Aš tik tai sustabdau ir jums tai parodau. Kai jūs išgirstat save, pamatot tai, kas yra pas jūs, jūsų problemos arba išsisprendžia iš karto visos, arba jūs įgaunat aiškumą ir dabar jau žinot, ką reikia daryti. O jeigu nežinot, jūs visada esat tikrai neišdidžios, jūs tokios nuostabios merginos. Aš taip jumis didžiuosi, nes po sesijos jūs visada sakot, o ką man dabar daryti? Tai ką man su tuo daryti? Ir aš tada galiu duoti savo rekomendacijas, ką su tuo daryti. Kaip tai pasiekti, jau reikės dirbti kartu.
bet aš galiu duoti rekomendacijas. Ir jos nieko nekainuoja. Bet jos gali išgelbėti tavo bent vieną vakarą, kad tau nereiktų verkti. Ir tai yra šaunu. Todėl, kai kitą sykį galvosi, kad aš turiu problemų, pagalvok, iš kur tu pasigavai šitą idėją. Jeigu šita idėja pagauta iš tavo gyvenimo, kurį tu gyveni su vyru, ir tu tikrai nesikonsultavai forumuose ir kituose galuose, tu tiesiog matai tai iš savo santykių dinamikos, yra šaunu. Ne todėl, kad tu turi problemų, todėl, kad tu matai realią situaciją. Ir dabar gali jau eiti ir veikti ir spręsti. Bet jeigu tu, kada gerai paanalizavai, pas tave kilo idėja, taigi čia buvo pas tą anoniminę narę šitoj grupiai, o šičia šitoj buvo grupiai. Aš greičiausiai pasivogiau vėl jų problemas, prisimatavau, išsimatavau ir man tiko ir man patiko. Patiko kabutėse, bet man tikrai tiko. Ir jeigu jau yra šitas variantas, reikėtų tada įgauti aiškumo. Ir jeigu jau to aiškumo neina įgauti pačiai, atnarpliojant kiekvieną detalę, visada gali ateiti po šaltu dušu į konsultaciją. Merginos, aš šitoj grupiai ne veltui. Aš esu tam, kad jums padėti atsakyti jūsų klausimus, duoti jums aiškumą. Ir jūs galite visada parašyti man žinutę. Jeigu jums tik tais to noris. Ir paklausti, ar aš tikrai turiu problemų. Ir jeigu mes matysim, mums reikės ilgesnio laiko iš tos situacijos, ką jūs duodat, mes visada galim susitikti sesijoj ir išsiaiškinti iki galo, tai turiu problemų ar neturiu. Nes kaip matot, labai dažnai aš tiesiog neturiu problemos, bet bijau ją turėti. Tai tokia mano ir žinutė buvo. Kai aš neturiu problemų, bet bijau jau turėti, prisidarau tada netikrų problemų. Taigi, linkiu jums neprisidaryti svetimų problemų, neprisimatuoti jų ir turėti nuostabius santykius, o jeigu kas ir kliba santykiuose, tiesiog pasimti įrankius ir tai pasitaisyti savo jėgomis arba griebiant ranką artimiausio mentorio, kuris jums patinka. Taigi, sėkmės, stiprybės ir aš su jumis.